Šitoje nuotraukoje jūs matote tikro danties skerspjūvį, kuris sudarytas iš paviršinio danties sluoksnio emalės ir giliau esančio dentino. Kariesas gali pažeisti tiek emalę, tiek dentiną. Kuomet danties emalė ir dentinas yra pažeisti, karieso nedaug, puikiai galime restauruoti plombinėmis medžiagomis arba kitaip tariant kompozitais. Kuomet dantis yra pažeistas, labai gausiai, stipriai pažeistas danties emalė ir dentinas, o neretais atvejais tenka ir pašalinti nervą, tokiais atvejais dantį geriau atkurti ne tik tais naudojant plombas, bet ir keramikinės medžiagas. Ką jūs ir matote šitoje nuotraukoje, tai yra klinikinė situacija, kuomet krūminiai dantys plombuoti didelėmis plombomis, didelėmis restauracijomis. Pacientė nuolatos kas 3-5 metus jos taiso, koreguoja, plombuoja, jos nuolatos trupa, pigmentuojasi. Šituo atveju dantys yra negyvi, buvo rekomenduota atstatinėti keramikiniais užklotais vainikėliais. Šioje nuotraukoje matote pacientės dantis po procedūros, kuomet dantis buvo restauruoti be metalę keramiką, o giliau esančios plombos pakeistos į naujas. Tokios restauracijos gali tarnauti daugiau kaip 15 metų. Be to mes matome pagerėjusią estetinį vaizdą ir atkurtą tikrą natūralią danties anatomiją su vagelėmis ir kauburėliais. Jeigu turite patamsėjusius negyvus dantis plombuotomis didelėmis plombomis, nebijokite jų restauruoti netiesioginėmis keramikinėmis restauracijomis, nes keramikinė restauracija geriausiai atkartoja paviršinį danties sluoksnį emalę.